Jau sukurta paskyra Selmo, deja, pirmiausia turime įvesti bendruosius nustatymus, susijusius su mūsų paskyra. Taigi, einame į kairį apatinį kampą ir paspaudžiame mygtuką nustatymai. Tada ieškome čia mokėjimų ir siuntimo skirtukų. Pirmiausia įeisime į mokėjimus ir dabar taip. Čia turime greitus mokėjimus, kurie užtikrina, kad užsakymuose automatiškai pasikeis mokėjimo statusas į apmokėtą, jei klientas sumokės tokiu būdu. Čia yra stripė ir aktyvavus šią funkciją. Klientas galės mokėti savo krepšelėje kortelę. Puikiai galimybė, naudinga, nes, kaip sakiau, užsakyme automatiškai pasikeičia statusas į apmokėtą. Tai yra savanoriška galimybė. PayPal taip pat, jei turite, galima aktyvuoti. Čia žemiau turime standartinius mokėjimo būdus. Būtent standartinį pervedimą. Čia šviečia apie aktyvų, bet į tai nekreipkite dėmesio. Reikia įeiti ir užpildyti duomenis standartiniam pervedimui. Tai yra, kaip dabar klientas mokėjo jums standartiniu pervedimu. Taip dabar šie duomenys jam bus rodomi tiesiog krepšelyje. Jie pasirinks šį mokėjimo būdą. Tai čia gavėjas. Redaguojame, adresą redaguojame, įmonės adresą, pavyzdžiui, ir banko sąskaitos numerį reikia įvesti. Užpildžiu šiuos 3 laukus. Čia jau nieko nereikia keisti, spaudžiame įsaugoti. Grįžtame prie mokėjimų ir dabar kiti mokėjimo būdai, kurie čia yra mokėjimas pristatymo metu, tai yra mokėjimas pas kurjerį. Lietuvoje yra tokia galimybė, kad klientas gauna siuntinį ir tik pas kurjerį už jį sumoka, jei neturite šios galimybės, jos neaktyvuojate. Čia yra asmeninio atsiėmimo klausimas. Jei klientas turi galimybę ateiti pas jūs, atsiimti siuntinį, sumokėti, tai reikia aktyvuoti šią galimybę. Čia įvedame savo adresą, tiesa, ten tarkime aktyvuojame mokėjimą ir tiek, tarkime, kad mano parduotuvėje yra prieinami tik šie 2 būdai – standartinis pervedimas ir mokėjimas parduotuvėje. Todėl juos aktyvavau. Dabar kitas nustatymų klausimas yra siuntimo klausimas. Einame čia. Reikia įvesti visus siuntimo būdus, kuriuos turime pas save. Pavyzdžiui, nežinau, gali būti kurjeris Omniva. Tarkime, ir tai bus siuntimas klientui į namus per Omniva. Pavyzdžiui, taip, įvedu šią galimybę. Atsiprašau, kažkas su mano internetu. Tada, pavyzdžiui, galimybė, kuri pas mane yra, tai kurjerio LP Express. Ir tai vėlgi yra pristatymo į namus galimybė. Dabar, pavyzdžiui, jei turiu galimybę, kad klientas ateitų į automatą, į paštomatą pasiimti savo siuntinio, tai darome taip, automatos Omniva pavyzdžiui, 4 ir čia reikia pažymėti Omniva. Ir tai yra būtent šių automatų atveju, taigi, pridedu šią galimybę. Kita bus, pavyzdžiui, LP Express, pavyzdžiui, tiesa, tai kita galimybė, tai yra LP Express automatai. Taigi, jūs čia konfigūruojate siuntimus pagal save, bet reikia atsiminti, kad jei norime, kad klientas turėtų pasirinkti šiuos automatus, tai reikia pažymėti, priklausomai nuo to, ar tai yra Omniva, ar LP Express šią galimybę. Bet jei tai yra paprastas siuntimas į namus, tai tiesiog ją aprašome tokiu būdu. Tai labai svarbu, nes vėliau turėsime galimybę spausdinti etiketės kiekvienam užsakymui, todėl tokiu būdu reikės įvesti šias galimybės. Ir paskutinis dalykas šiek tiek sudėtingesnis, nes jei čia buvo mokėjimas parduotuvėje, tai susijęs su mokėjimais ir jei norime, kad siuntimas taip pat būtų toks, pavyzdžiui, už 0 eurų, tai čia reikia įrašyti atsiėmimą. Atsiprašau, nežinau, kaip yra lietuviškai atsiėmimas asmeniškai, lietuviškai atsiėmimas asmeniškai. Tarkime. Kažkas tokio, dar kartą atsiprašau,
Vilnius ir čia savo parduotuvės adresą. Tai yra, klientas eidamas per savo krepšelį pas mane turėtų galimybę pasirinkti. Kurjeris Omniva – tai yra siuntimas į namus, galima būtų tai aprašyti čia papildomai į namus pavyzdžiui, taip pat kurjeris LP Express, taip pat galima ten, pavyzdžiui, parašyti į namus. Čia yra automatai, kur klientas pasirinks konkretų automatą, o čia yra asmeninis atsiėmimas, šis asmeninio atsiėmimo siuntimas. Ir tiek. Tai yra pagrindiniai nustatymai, kurie yra būtini, dar dvi kitos galimybės, kurios gali būti naudingos šiuose nustatymuose, be mokėjimų ir siuntimo. Tai yra bendrieji nustatymai. Čia galima viską perskaityti ir įjungti tas galimybės, kurios mus domina, taip pat žinučių šablonus čia. Kai pereisime, tai bus šablonai, kurie tiesiog, kaip čia perskaitysite, pavyzdžiui, pridėta į krepšelį. Kai klientas įves teisingą kodą, tai gaus tokį atsakymą, kad pridėta į krepšelį ir taip toliau. Taip pat santraukos turinį galima sukonfigūruoti pagal savo pageidavimus šios nustatymų klausimus. Taigi, svarbiausia, kalbant apie mokėjimų, siuntimo, bendruosius ir šablonų nustatymus. Ir tiek.